Dabar šiuo metu dirbu kaip ir irgi self-employed, bet dirbu privačioj mokykloj, muzikos mokykloj. Sveiki, šiandien svečiuose turiu Dovilę, ilgametę savo klientę. Turėsim šiandien gyvą verslo konsultaciją su Dovilė. Tai Dovilė, prisistatyk ir papasakok, koks tavo verslas, kokia veikla, ką veiki, ką dirbi ir kom kvėpuoji. Tai aš esu Dovilė, gyvenu Londone jau nuo 2010 metų. Tai jau gan ilgas laikas ir šiaip ilgąją dalį šito laiko dirbu kaip self-employed, tai galima sakyti kaip ir ant savęs, muzikos mokytoja, tai mokau pianino ir vokalo pagrindų ir visako. Tai dabar šiuo metu dirbu kaip ir irgi self-employed, bet dirbu privačioj mokykloj, muzikos mokykloj. Gan nedideliai, bet jau dirbu beveik 6 metus. Tai iš tikrųjų buvo nemažai minčių, kaip galbūt atsiriboti ir šiek tiek kažką galvoti į ateitį ir galbūt dirbti ant savęs. Galbūt buvo minčių taip pat kažką galbūt įsteigti tokią nedidelę muzikos mokyklą iš tikrųjų. Ir kas sustabdė? Iš tikrųjų, nes nemažai bendrauju su šios mokyklos, kaip sakyti, direktoriais, savininkais. Tai yra šeima, vyras ir žmona. Ir tai, matau iš tikrųjų, kiek jie turi ir daug sunkumų. Ir netgi jie yra atsidarę jau gal 12-13 metai, vienu žodžiu, kad tikrai ilgai. Tikrai ištinka visokie, ypatingai COVID-o laikais, kai buvo neseniai. Bet COVID-as tai čia beprecedentinis įvykis ir nereiškia, kad tas COVID-as atsitiks. Be abejo, taip, bet tiesiog mačiau, kokių būna, ta prasme, ir sunkumų ir kaip reikia, visi nuomos klausimai, nes jie nuomojasi patalpas, tai vėlgi išmokos, mokesčiai visi savo darbuotojams ir panašiai, bet būtų įdomu šiek tiek, taip, nes vis tiek žinau, kad reikia investuoti gana nemažai tai ir laiko ir aišku, finansai, bet šiaip įdomu būtų iš tikrųjų, Bet tu, pavyzdžiui, nenorėtum pradėti nuo to, kad pasidaryti tokią pirmiausia, gal daugiau koncentruotą į mobilią paslaugą, ar ne? Susirinkti daugiau tų klientų, ypatingai tu vis tiek dirbi vienoj erijoje. Tai iš tos erijos užsiauginti tą klientų savo bazę ir jau tada gali galvoti apie ateitį, apie mokyklos steigimą ir jau tada galvoti apie kažkokius didesnius finansinius įsipareigojimus. Dėl to, kad dabar, aš manau, tavo verslas yra tokio stadijoje, kad tu laisvai gali pradėti mobiliai ir be jokių įsipareigojimų, tik tai su automobiliu, kurį turi, ar ne, ir su kuriuo... Taip, tai aš jau gan ilgą laiką tą ir darau, iš tikrųjų važinėjau, nes kaip kada išeina, būna ir kai kuriuo metu ir daugiau tų studentų, ir mažiau, kas ateina, kas išeina, tai taip, po mokyklinė tokia veikla gaunasi, tai iš tikrųjų realiai tas laikas toksai, kažkur po 3 valandos, kai vaikai grįžta namo ir panašiai, tai vakarą tos pamokos vyksta, nes, mokyklos metu, žinoma, niekas nedaro. Bet negalvoji, kaip į suaugusius koncentruotus, pavyzdžiui? Suaugusiai yra nemažai irgi norinčių, bet iš tikrųjų irgi su darbais sudėtinga, nes, kad, vis tiek, kaip sakant, reikia labai prisitaikyti. Bet, yra tų studentų, aš važinėjau pas juos į namus ir tas labai patinka jiems, kai tu atvažiuoji, jiems nereikia niekur, kaip sakant, važiuoti. Anksčiau aš netgi vežiodavus, nežinau, prieš kokius, gal 8 metus savo nedidelę Yamaha pianiną, taip, sintezatorių vežiodavausi nedidelę, nes, nebūdavo dar iš tikrųjų, neturėdavo studentai namuose, tai dabar jau daug kas turi iš tikrųjų, nes, kažkaip tai populiaru ir tėvai, ir vaikai pagroja, tai dabar jau nebereikia, bet būdavo taip, kad įsimeti ir keliauji, taip. O tai kaip Dovilė apie tave sužino? Tarkim, aš esu Aušra ir aš noriu išmokti pianinu groti. Kur man tave rasti?
Tai realiai esu užregistruota toj mokykloje, bet kaip sužinojau netyčia irgi iš kai kurių tėvelių, kad yra kažkokia grupė WhatsApp'o sukurta ir aš ten esu, ten yra mano numeris ir kažkaip mane kažkas rekomendavo tenais, vienu žodžiu. Tai yra kažkokia grupė, nežinau. Bet čia iš tos mokyklos ta grupė ar atskirai? Čia iš mano buvusių studentų. Kažkas rekomendavo, kažkas paprašė ir net aš pati nežinojau to, tai paskui tik sužinojau, kad kažkas parašė, davė mano numerį, tai va taip ir keičiasi. Anksčiau, dar prieš tą COVID irgi buvo, kad tiesiog iš lūpų į lūpas ir palikdavau vizitinės, taip pat vizitinės turėjau savo, kai tik tai dar pradžia pati buvo, kai norėjau grinai važinėti aplink tai. Bet tu turi savo socialinės medijos kanalus, o, pavyzdžiui, jeigu aš įvedu ar ne? Šito neturiu dar, būtų irgi gera tokia paskata pasidaryti. Šiaip planuoju, neužilgo įsigyti normalų instrumentą, tai jau ne sintezatorių, bet pianiną elektroninį ir galvoju kažką iš tikrųjų šiek tiek pradėti ir su dainavimu, ir su pamokom, ir kažkur daugiau, kad ir Instagrame pasidalinti tiesiog, kad vedu pamokas, netmetu, kad būtų galimybė ir online pamokom taip pat. Dėl to, kad man atrodo, tau tai yra geriausias kelias dabar eiti per socialinės medijas, auginti savo auditoriją, visiems skelbti, sakyti, kas tu esi, apie ką tu esi, galbūt pasireklamuoti Facebook'o grupėse kažkokiose, ar ne? Taip. Galbūt vis tiek esi tikriausiai vietiniai community. Taip, esu taip. Ir paskleisti kalbą ten, kad tu darai privačias tas pamokas, ar ne, kad gali pas tave užsiregistruoti. Aš tai siūlyčiau auginti tą labiau suasmenintą ir auginti tą savo brandą ir eiti link to, kad darytum tu tas, tikrų biznių virstum, ar ne? O ne tik tai kažkam mokėtum nuomą ir kažkas tavo streamą klientų, ar ne? Taip. Dėl to, kad vis tiek, vien dėl to paties išlaikymo, dėl to, kad tu žinai, tu išeisi iš tos mokyklos, tu klientų vėl nebeturi. Taip, be abejo. O kai tu turėsi savo bazę, žinai, tu tada galbūt galėsi ar kažkokį ekstra dar mokytą nusamdyti, kas tau padės, jeigu neapsidirbsi. Vis tiek, man atrodo, aišku, tas užtruks ilgiau, čia yra tavo toks greitas source of income. Taip. Bet jeigu tu eisi tą kryptim, kad jau dirbsi vieną ant savęs, tai man atrodo, tą protingiau yra pradėti jau tą savo tą klientų bazę auginti, po truputėlį šildyti. O tas geriausia, lengviausia ir, aš kaip ir sakau, nemokami tau įrankiai, tai yra socialinė medija, pasiekti daugiausiai žmonių. Taip, pasidalinti. Bet pas tave dabar socialinė medija, tai nesimato, ką tu veiki. Ne, nesimato dar, iš tikrųjų, nes reikia taip apgalvoti ir sakau, tikrai, nes buvo planuose ir seniai jau įsigyti tą instrumentą ir tiesiog pačiai, kažką galbūt pasidalinti, kažkokiais video, kažkuo, kad tiesiog galbūt ir net metu galimybės, kad ir pas mane galėtų ateiti studentai mokintis taip pat, tai yra minčių iš tikrųjų yra. Dažnai jau, kai tu turėsi tą savo klientų bazę, tu tada gali eiti ir rizikuoti ir nuomotis patalpas ir jau eiti kažkokius gilesnius finansinius įsipareigojimus, nes jau tu žinai, kiek pas tave per mėnesį ateina pajamų, jau tau tada nebaisu. Taip. Ir jeigu, aš tai manau, kad vis tiek tu tos minties turi nepaleisti, jeigu jinai pas tave kirba, kad tau reikia tos muzikos mokyklos ir tu nori jos kažkada, ir yra ta tavo svajonė, tai tiesiog link tos svajonės turi žingsnis po žingsnį kažkaip save tempt. Taip. Bet jeigu sėdėsi ir, sakysi, čia tas negerai, vaikas trukdo, tas ir nepajudės, ir neišjudės. Ne, čia faktas, kad reikia bandyti, nes yra ir sėkmių, yra ir nesėkmių, tai nepabandys nesužinosi. Tai papasako, kokia dabar tavo auditorija ir koks tas tavo yra klientas, su kuo tu dirbi. Ar esi anglas, ar esi lietuvis? Tai mokykloj, mano toj privačioj, tai pagrinde šiaip visokių tautybių. Tai buvo gal viena lietuvė netyčia užklydus, bet realiai tai angliškai vyksta pamokos. Privačiai turėjau keletą lietuvių. Taip, keletą lietuvių turėjau prieš pusę metų galbūt. Vieną lietuvę mokinau pianino, tai važiuodavau irgi pas ją, bet vėlgi iš tikrųjų, nors ir šeima lietuvių, tai mama ir dukra bet pačiai mergaitai realiai pamokos, kažkaip patogiau jai
anglų kalba. Bet vėl, žinai, bet ką mes kalbam, kad jeigu tu sukursi socialinius tinklus ir tu labai laisvai gali targetinti lietuvės mamas, eiti per tą prizmę, kad tu gali edukuoti jų vaikus, Taip. kad tu gali suteikti online paslaugą, kad patogu, kad vaikas įsijungęs prie kompiuterio, dėl to gal visi mes žinom, kad tie vaikai dabar su tais kompiuteriais, jau kai ne mūsų laikais, Taip. ar ne? Tai gali tu eiti per tą prizmę ir targetinti šitos lietuvius emigrantus, kurių yra tikrai labai daug. Ir pas mus iš viso, žinai, mes esam dar tokia tauta, kad mūsų vaikai turi būti patys geriausi, labiausiai edukuoti ir mokėti ir pianinu, ir dainuoti ir visa kita, ar ne? Nes mes tokiom sąlygom užaugom, ar ne? Nes pas mus buvo tokie valius mum įdiegti, kai mes buvom vaikai. Taip. Tai man atrodo, tau geriausias būdas pasistatyti tą klientų beisą yra ir orientuotis į tos lietuvių emigrantų šeimas, į tas mamas, kurias tu gali socialinėje medijoje susirasti ir susikurti tą savo onlininį produktą, kur tau realiai nereikės nei kojos iškelti iš namų. Ir jau tu po to tą kalbą, žinai, ten gali kokią nori mokinti vaiką. Jeigu jam patogiau angliškai, tu angliškai jį ir mokink ir viskas gerai. Bet tu turi suprasti, kad tu turi fokusuotis į tėvą. Dėl to, kad tėvas už tai moka pinigus. Ar mama, ar ne, bet ne į vaiką. Čia vat klausimas irgi buvo, nes kažkada irgi prieš kelis metus, gal ar anksčiau netgi esu susidūrus. Na, lietuviai, kaip sakant, jie nori iš tavęs kažkokios paslaugos, kažko, bet ta prasme, bet vat su finansais vėlgi labai buvo sudėtinga. Aš turėjau keletą tokių atvejų, kad, na, jie tiesiog sakė, kad čia mums per brangu. Ir tiesiog na, tada koncentravausi į kitą auditoriją. Bet matai vėlgi, bet čia visą laiką bus viskas, tam, ką per brangu. Žinai, Taip. čia yra elementarus dalykas, tu nesikoncentruoji ties tuos, kam per brangu. Tiesiog ir viskas. Taip, Tu žinai savo vertę, tu žinai, ką tu už tą pinigų sumą gali pasiūlyti. Taip, be abejo. Taip. Ir tu turi komunikuoti tokiai auditorijai, kuri gali tą sau leisti. Tai, žinai, ne pigint produktą, o keisti auditoriją. Taip. Ir labai paprasta. Ir nuolat komunikuoti tą savo vertę, kurią tu atneši. Ką tavo mokiniai pasiekia, kokius jūs rezultatus gaunate per tam tikrą laiko tarpą, ar ne? Taip. Tai Egzaminai, čia, žinai, visą ką. Taip, egzaminai, kokie egzaminų rezultatai. Tai man atrodo, tau reikia ant to ir komunikuoti tą vertę, kurią tu sukuri su savo paslauga. Ir visiškai nesvarbu ta paslauga ar online, ir gyvi susitikimai, bet man atrodo, čia yra niša, nes yra tų lietuvių mokytojų, ar ne, pianino, bet tikrai ne per daug, jų nėra daug. Tikrai ne per daug, tai Tikrai gal ne per daugiau daug. yra paprastų dalykų mokytojų, ta prasme, kurios moko privačiai, bet muzikos, na, nes tikrai nėra, man atrodo, tokia didelė pasiūla. Ir ypatingai vokalo, dar man atrodo, gal dar daugiau yra pianino mokytojų, bet vokalo ne. Bet žinai, bet jeigu tu susikurtum tam tikrą savo platformą, kur tu labai ryškiai ir labai aiškiai iškomunikuotum, ką tu darai, koks yra tavo arkliukas, kaip ir tu pasakei, tavo arkliukas yra vokalas, tik tai tiek, kad neturi tų klientų daug labai su vokalu, ar ne? Bet kas tau neleidžia apie tai skleisti žinios pasauliui ir pradėti rinktis tos klientus vokalo savo. Faktas. Ir gali, sakau, į tos pačius emigrantus, lietuvius, kur, čia tikrai jų yra, tu patikėk, aš kiekvieną dieną su tom dirbu, jų yra daug. Ir jų yra tikrai daug. Ir žinai, ir mes nekalbam tik apie Londoną. Yra visi kiti dideli miestai, kur gyvena lietuviai. Yra Mančesteris, yra Bostonas, yra ten Peterboras, ar ne, kur tikrai yra daug lietuvių. Ir tu gali targetinti tas auditorijas iš tų miestų, kuriem tikrai bus patogus tavo tas online'is produktas, kur ten greičiausia tų lietuvių mokytojų tikrai nėra. Bet tų lietuvių šeimų yra. Taip, tikrai buvo, nes prisimenu, kad iš tikrųjų nemažai buvo klausimų ten kažkokiose grupėse, anksčiau pasidalindavau ir ar kažkas rekomenduodavo, bet tiesiog man būdavo per toli važinėti, nes aš jau gyvenau čia nais ir į rytus važinėti, tai tiesiog neapsimokėdavo. Tai tikrai buvo nemažai paklausa tokia buvo, bet va tiesiog, o dabar kadangi tas vyksta online, tai taip, tai manau, kad tikrai būtų didelė ir nebloga galimybė, tai va, sakau, instrumentas, kaip sakant, pakeliui, aš taip galvoju, tai tikrai kažkas, manau, vyks daugiau, tai nes... Tai sakau, aš dabar noriu vis tiek iš tavęs kažkokio pažado, ką tu padarysi po šitos mūsų konsultacijos, kad pajudėtum iš sąstingio taško ir... Tai visų pirma instrumentą nusipirksiu. Čia excusas, kad pradėt kurt produktą, tavo instrumento nereikia. Taip,
Ne, Kad nereikia, pradėt bet kurt. kad pradėt kurti. Taip. bet manau, kad tikrai linkstu tą linkmę ir tikrai, kad kažką, savo, ant savęs dirbti, kaip tu sakai, kad nereiktų žengti iš namų, tai irgi ir dar geriau iš tikrųjų, tai visą laiką namie ir gali dirbti ir iš namų ir tikrai visus pasiekti. Tai va. Gal kažkokie būtų tipsai. Tai aš ir sakau, pirmą žingsnį, ką tu turi daryti, tai tiksliai apsiskaičiuoti ir įsivertinti vertės pasiūlymą. Tai iškomunikuoti, kokius tu rezultatus prižadi, ką tu duosi ir kiek tu norėsi už tai grąžos. Tai čia pirmas dalykas, nuo ko turėtum pradėti. Ar ne? Ir jau kaip tu pati savo turėsi tą savo vertės pasiūlymą, tu tada labai aiškiai galėsi iškomunikuoti savo klientui. Taip, ir kaip tą rasti tokį aukštą viduriuką, kad nebūtų, kad oi, čia gal per daug, o čia gal per mažai, kaip, ta prasme, į ką atkreipti dėmesį. Tu turi įsivertinti savo patirtį, turi įsivertinti savo žinias, dėl to, kad visą laiką bus žmonės, kurie norės pigiau, bet tu į tuos nesikoncentruoji, kurie norės pigiau. Be abejo. Tu turi koncentruotis į tuos žmonės, kurie nori vertės ir nori kokybės, dėl to, kad tu tą kokybę gali suteikti. Taip. Tai tu visų pirma galvok apie save, kiek tu įdėjai savo indėlio į tai ir kiek tu už tai nori finansinės grąžos. Ir tu negalvok, kiek žmonės gali mokėti, tu galvok, ką tu jiems gali duoti per visiškai kitokią prizmę, žinai. Nes žmonės pigiai norės visą laiką. Tai be abejo. Ir norės dar pigiau. Jeigu pigiai pasakysi, tai norės dar pigiau. Bet tu turi jiem paduoti ant padėklo rezultatus. Nes tu realiai pardavinėjai rezultatus žmonėms, ar ne? Tu nepardavinėjai, kad kažkas ateitų ir ten grotų pianino, ar ne? Čia ne dėl to. Tu jiem garantuoti, kad mes per 3 mėnesius tu sugrosi šitą dainą. Tarkim, ar ne? Čia kaip pavyzdys. Tu parduodi jam rezultatą. Tu parduodi jam galbūt svajonę kažkokią neįgyvendintą, ar ne? Galbūt aš norėjau visą gyvenimą išmokti groti pianinu, kad ir suaugęs žmogus ir aš to nepadarau kažkada. Ir tu jam parduodi savo svajonę. Turiu puikų pavyzdį mokykloje, kad atėjo žmogus, jo 60-metis artėjo ir jisai nuo nulio tiesiog pradėjo žmogus, vyras, sako, aš noriu išmokti ir padaryti vakarėlį savo šeimai staigmeną, kad aš noriu sugrot kažką. Tai jis nusipirko pianiną, jisai pas mane vaikščiojo 1,5 valandos į pamokas ir tai yra niekada nevėlu, kas liečia pianino pamokas. Tai tu tą ir turi komunikuoti savo visose komunikacijos kanaluose. Ir visai nesvarbu, kokius tu iš juos pasirinksi, žinai. Kad žmonės žinotų, kad įmanoma. Taip. Ir negalvotų, kad gal kažkas, žinai, kaip aš tau dabar sakau, tu sakai, čia neįmanoma, žinai, man vaikas ir taip toliau verslo. Aš tau sakau, įmanoma. Tai tu turi komunikuoti savo klientui lygiai taip pat, kuris nori išgroti pianinu, bet kuriam 65 metai ir 70 ir tu gali sakyti, įmanoma. Žinai. Čia tavo pagrindinė komunikacija tokia turi būti, žinai, bet jeigu tu sėdėsi ir taip galvosi tyliai savo ir atėjus man tik tai tokias istorijas pasakosi, tu niekur neišeisi toliau šitų 4 sienų ribų, žinai. Tu turi eiti komunikuoti auditorijai ir tą auditoriją, žinai, kurią tu pati pasirinksi. Šiaip ačiū, labai geras spyris. Kadangi tu su manimi jau esi daug metų ir jau tikrai per 10 metų žinai tikriausiai viską ir tau tų klausimų finansinių labai daug nekyla, bet kitiem verslininkam gal norėčiau pasakyti, ar ne, kas bijo tų mokesčių didelių išėjimo dirbti ant savęs, tai kad nėra čia ko bijoti, dėl to, kad tas nemokestimas minimumas yra 12 570, iki tos uždarbio sumos per metus jums mokėti nereikės nei 1 cento, dėl to, kad dabar pakėlė ir National Insurance threshold, ar ne, tai jau dabar pilnai 12 570, 0 mokesčių, ar ne? O po to, jeigu jau verslas tavo augs, jeigu uždirbsi, tarkim, 25 000 svarų per metus, jau tada labiau apsimoka registruoti limited kompaniją, nes tada mokesčiai yra mažesni, kadangi save gali įdarbinti kaip kompanijos direktorę, išsitraukti tą patį neapmokestinamą minimumą kaip atlyginimą, tuo pačiu tas atlyginimas bus tavo kompanijos išlaida ir kompanijos pelno mokestį reikės mokėti tik tai nuo likutinės sumos, nuo atminusavus dar visas kitas išlaidas tavo verslo, kaip nuoma, kaip kelionės, telefonai,
spausdinimas, natų, knygos ir visa kita su tavo veikla susijusios išlaidos, ar ne? Tai iš tikrųjų visai nereikia bijoti tų mokesčių dėl to, kad jie čia UK, kaip mes visi žinom, labai nesikandžia.